Labas rytas, pupytos, išvažinėjau iš kiemo, bet tai koks ledas visur, tai čia greitai neprivažiuosi. Biškai reikia man, kad čia kažkaip spėtų tą pas tą masažistą nuvažiuoti. Mama mia. Važiuoju masažiuką iš pat ryto. Žodžiu, vakar vyko toks dalykas, kad pasitarę su vyru nusprendėm, kad gal keliausim kartu su mano draugėm ir jos šeimom į poilsinę kelionę į Turkiją. Ir man jau reiktų mokėti, bet aš taip pradėjau klausinėti apie jūrą, apie viską. Tai pasirodo ten žvėriukas, nors tipo viešbutis 5 žvaigždutės, visa kita, man kažkaip norisi jūros. Tai vat nežinau, kuris čia variantas būtų geresnis, ar daryti su jais, ar ieškoti smėlėtos pakrantės. Bet sakė, kad viešbutis labai geras, taip toliau, kad ten vaikam labai faina. Nežinau, reikės žiūrėti. Aš svajoju patekti į Riksos, bet va, draugė buvo ta ir sakė, kad jai ten nepatiko maistas ir nusprendė iškeisti kažką ir važiuoja ten, kur jau yra buvę, kur jiem labai patiko. Tai, nežinau, apskritai, aišku, kelionė čia dar labai toli, jinai vasara, būtų laiko dar pagalvoti apie tai. Vat kažkaip užsidėgiau, galvoju, čia kodėlgi nepirkus dabar, nes draugė sako, kad po to tos kainos keletą tūkstančių eurų pakyla, kai ateina laikas. Tai va, gal svarstau tokį variantą, jau ir mum agentė atsiuntė sutartį pasirašyti visą kitą. Tos moteris nebūtų moteris, jeigu neprisigalvotų dalykų. Tai jeigu neprisigalvotų dalykų. O šiandien laukiam termininė diena, kaip ir visą laiką. Tikiuosi, daugiau klienčių neapsirgs, kaip kad būna mum nutinka paskutinė minutė. Jo, žiema yra toks laikas, nors ir vasara kartais taip nutinka. Bet žinot, kas yra juokinga, kad esu prigavusi keletą kartų meluojant klientės, kad jos sirgo. Aišku, nieko aš jam nesakiau, ne mano čia reikalas, kodėl saugi žmonės, iš pažiūros saugi žmonės meluoja, bet taip tikrai yra. Vasarą atsiranda kita liga. Mane vyras vežasi prie jūros, mane draugai vežasi prie jūros. Oi, tada meistrai būna pikti, nes meistrai irgi nori važiuoti prie jūros. Ir, išduosiu jums tokią paslaptėlę, kad pas daugumą meistrų, kurie turi daug darbų ir panašiai, tokios klientės jau gauna baną. Ta prasme, joms sako, gerai, važiuokit prie jūros, čia, jau ką bedarysi, jau čia, kai klientė sako, aš jau išvažiavus jau prie jūros, vyras pasiėmė ir išvažiavus jau, tai jau faktas, kad nebegrįž, tai jau daugiau nebepriima tų klienčių, nes ta prasme, kad sako, kad reikia laiką planuotis iš anksto ir kad čia mes sėdim, laukiam, o čia klientė nusprendė išvažiuoti prie jūros. Taip, mes sėdim ir laukiam visą vasarą, o tos klientės su viena kita važinėjasi, kur nori, ar ne? Tai ko mes esam nuskriausti, nubausti ir blogesni, kad turim sėdėti. Tai, žodžiu, juokėsi, sako, o jeigu mes taip paskambinam klientai, sakytum, sorry, šiandien tau nei plaukų, nei nagų, nei ragų nebus, nes mane vyras pasiėmė prie jūros. Aš išvažiavus jau esu. Tai juokėmės, ta tema būna, čia amžina dilema turbūt su tais visais dalykais. Ir jo, vasarą taip nutinka. Tiesiog po to tokiam klientėm būna labai gaila, bet čia žmogaus atsakomybės yra klausimas dėl to, kad vienom niekados taip nesigauna, niekados nesigauna kažkokių nesąmonių. Jeigu jau susirgo, ten labai rimtai susirgo, taip, aš turiu tokių klienčių ir jom taip būna, bet tai yra rimtos klientės, kur, tikrai žinai, kad jie nemeluoja, bet yra tokių melagių. Dažniausiai jaunesnės paničkas primeluoja, nes jis galvoja, kad čia jūra iki kelių nieko, pamelavau vienai kitai vienodai. Šiaip Vilnius yra labai mažas, labai mažas, aš jums galiu pasakyti, kur be šitą vakar klientė tokia juokinga istorija pasakoja,
Sako, va, važiavo kažkokia pustalupė blondinė, man fakų prirodė, kažkokį manevrą negerą padarė, po to, sako, aš save važiuoju liftą ten bendram. Žiūri, jinai mūsų pastate dirba. Aš sakau, kelintam aukštai išlipo, sako, tam ir tam, sakau, čia mano buvus bendradarbė. I know her. Nu, bet koks Vilnius mažas, gerai, lėkiu pupytkus. Atvažiavau jau į masažiuką ir bye. Darbelį ruošiuosi makiažą ir šukuosinai. Čia mano strapuolė Rosita, kuri kapsuliuoja plaukus savo modeliukui. Modeliukui bus priauginti štai tokie nuostabus plaukai, tokie ir tokie. Ir viskas bus super duper. Čia mūsų užkulisiai. Va taip vat dirbam. Ką, aš grįžau namo, sėdėm su mazytė, jie užsinorėjo rožinių makarunsų. Kai aš atsidariau šaldytuvą, mes su Muzinu pirkom užvakar 4 makarunsus šitų pakelius. Jau yra tik 2. Pirkti jie buvo man, nes neva tai aš mėgstu labai makarunsus. Osvaldai, kur dar 2 pakeliai makarunsų? Muziukas sakė, kad neėmė, teks apklausti Muziną. Muzinas, kaip visada, man nieko nereikia, aš saldumynų nevalgau, aš čipsų nevalgau, aš to nevalgau. Ir kai aš tik nusiperku, tipo neva sau, jis tą suvalgo. Jis išgeria Muziuko būna va kolą, kokią nors, fantą. Ir po to dievaguojasi, kad jis to nedarė. Nes, nu, jie apima kažkoks, nežinau, transą, būseną ar kažkas, jisai... Ar kažkas, taip, dukrytė, ar kažkas. Ir jisai pradeda valgyti arba gerti ir po to nespranta, kaip tai vyko. Nes aš matau tiesiog, va, jis sėdi, žiūri teleką. Ir nėra. Bet nevalgykit, žiūrėdami teleką. Aš būna pasiemu kokį Pringles čipsų ir sakau, tai tegu būna man silpna minutė. Nu, žinot, kai užeina ten kartą per kažkiek laiko, kad, nu, vat noriu. Ir man amžinai būna, kai man tik užeina, kad noriu, tų čipsų seniai nebėra. Tai tada aš dabar esu pasislėpusi. Esu pasislėpusi tiesiog namuose tarp savo daiktų, tam, kad man nesuėstų šeimyną. Kas per ėdrūnai, aš nesuprantu. Vat padėk ant tokių kažką ir pasakyk, kad čia tavo, tai nebus. Tai vat makarunsų istorija. Kas mano makarunsų suvalgo? Kas suvalgo? Tu? Bet tai dar buvo 2 tokie įpakavimai, o dabar yra tik, buvo 4, o dabar tik 2. Kame reikalas? Žinau, kad jie skanus. Pažiūrėkime iš arčiau. O kokie skanus. Iš šitų makarunsiukų, žinokit, man. Šitų nemėgstu, rožinių nemėgstu, mano mėgstamiausia yra šitie. Šitie, žalių irgi nelabai mėgstu. Ei, čia mano mėgstamiausias, gali žalią arba rūdą. Šito. Kaip tyčia. Čia tau. Nu gerai, ačiū labai, kad čia man. Čia man. Nu, sakysi, ar skanu? Skanu. Parodė, kaip atrodo mum. Koks skanus makaronsiukas. Duosiu mami. Oi, kaip skaniai kvepia. Pavoščiau bent jau. Nieko tokio. O beje, man šiandien iškrovos diena. Jo, aš šiandien nieko nevalgiau. Ir nežadu valgyti bent jau kol kas. Nežinau, kaip čia atsilaikyti. Aš tik geriu. Geriu arbatas, vat, kažką tokio, tam, kad tiesiog gausiu skysčių, bet nevalgau. Gal kavos galvoju, dabar aš gersiu, negeriu. Beje, kavos, kai man užkimo nosis, nuo to laiko aš negeriu kavos, jau gal kokią savaitę su negerus kavos. Ir taip pati save nustebė, kas, ei? Dukrytė. Ai, o čia tu nesaldu nevatai. Dėti šaldytuvą? Gerai, jinai nori saldainių, cukierkų nori. Gerai, lipk. Žiūrėk. Čia ne saldainiai, o sausainiai, taip? Nu, gerai. Nu, gerai. Darė tavo kavos. Čia geras, taip aš dar nemačiau. O tai kodėl tu taip užbarikadavai kambarį?
koks tu baisuoklis. Ne, negalima žaudytis. Iš vandens? Jo. Aš slepiuosi. Nešaudyk man šlapio, nenoriu. Bet tau kaip tinka šitas padažymas veido. O ką tu čia veiki Estelos kambarį? Ką? 3 sekundės. Ne, išeinu. Sušlapino man suknelę tavo brolis. Kodėl mama skriaudžia šitose namuose? Osvaldai, atkeršysiu tau. Pats žinai kuom. Nu, vat, tu pirmas narvalsi. Turiu tam tikros informacijos apie jį. Ką tik muzytė apsiverkė dėl to, kad buvau muzinoje ant kelio atsisėdus. Apsiverkė ašaram. Pavydite vėlio? Dukra, kodėl tu nusitrauki nuolat gumelę? Tik grįžta iš karto, nusitraukia segtukus, gumelės ir tada tais palaidais plaukais vaikšto. Pasileidžia plaukus ir daro bardaką namą. Nu, pasileidus. Gal reikia jai visą laiką rištas gumelės, kur negali nuimti, kur nukerpom. Na taip. Nes tada jinai jų nenusiema, nes taip tu visą laiką namuose filmuoju vlogus ir visą laiką susivėlus kažkokia. Susivėlenska jau plaukai kokie ilgie ataugo, parodyk savo plaukus vakar. Vonioj tai buvo va, iki čia naiskai, išlapi, žinot. Prieskonis buvo? Duok, nuvalysim iškį burdą. Nepatiko. Kaip muzinas tyčiojasi iš manęs, iš žmonos. Manau, tu šiandien iškrovazėną turėjai? Daug man pažiūrėti bent jau, kas čia per desertas, vėl Lidlė kažkoks pirtas itališkas, negalima žiūrėti? Nedaug yra, matai. Ne, aš tik noriu pažiūrėti viduj, su kuo jis ten gali mum šiek tiek, nu. O čia kas suvalgė? Nežinau, kažkas atėjo. O, žiūrėkit, koks kremas. Tyčiasi, čia yra smurtas šeimoje. Smurtas? Tikrai, psichologinis. Kai kas turi iškrovas, pasiėmė, bet jau kavos pasidariau. Už mane pavalgysi, nu gerai. Bet kai kas bus su pilvuku, o kai kas bus be. Kas pavalgiau trenerį pasisamdė. O kai kas trenerį neranda. Man reikia pasiruošti. Da pasiruošė. Mes pasakysim, kada reikia. Nu tai mes jau pasiruošę. Ne, mes dar ne. Bent jau turim laiko pasibučiuoti, kol vaikai ten užsijėmė. Nes taip tai dažniausiai nėra kada. Nu jau viskas, galim eiti. Oho. Tai kaip mum gyventi, viskas užbarikaduot. Važiuoji ten apačioj. Ei, suvyškė. Kad tik nevaslėpkis čia už mūsų. Jinai su šarmu. Bet tai kaip namą pastatėt? Tai kaip mum... Nešaudyk iš tos mytą. Kaip mum įeiti į antrą aukštą, viskas, barikada. Aš laimėjau karą. Pasiduodė? Pasiduodė? Aš neslaužiau, aš jį užrakinau, kad nešautum. Oi, jūs sugalvojat. Gerai, mes už... Bėgam. Tai aš tie vaikai. Bėgam. Norėjau pabairauti. Nu, žinokit, muzinas vėl bairauja. Sako, vaišinkis meloji. Atidarė saldainius. Čia yra tokie vat gėliukai. Čia mūsų fėja buvo išvykusi. Neleistina užsienį ir atvežė... Mums neleistina, jai tai leistina. Bet tai kaip tu dabar neleistina saldainius valgai? Parodyk, koks vidus bent jau. Gėliukai va, uždraustieji gėliukai kažkokie.
Kaži, ar nebaudžia, jeigu valgai tokius saldainius iš užsienio? Gal baudžia. Kiek porų saldainių? Nežinau. Bet įsivaizduokit, aš jas nemačiau, bet matė mano mama, tai sakė, kad jis stovėjo 14 valandų pasienyje. 14 valandų. Taip pat, jeigu sugalvosit vykti, tai šiuo metu nevykit, nes 14 valandų prastovėti autobuse prabūti, man tai atrodo, oh my god, kokia nesąmonė. Dar atvežė labai skanių kukurūzų vaikam. Jie yra be cukraus ir, nu, tokie skanus, oh my god. Ir dar tokį pyragą kažkokį be cukrį. Mato, kad mes jau čia taip sveikoliai labai. Jo, bet šitų gėliukų tai, nu, visai noriai paragaučiau. Neragausiu. Aš girdėjau kažkokioj knygoj, skaičiau, kad reikia maistą tiesiog pauostyt daug kartų ir viskas, jis kai tik pavalgiai. Ne. Kažkokį spogą turiu prie šito. Vakar galvojau jau kažkoks herpes, bet, nu, tiesiog jis neperšti kaip herpesas ir matau, kad ten spogas, bet aš stengiuosi nieko nespaudaliot, nes, nu, tegu jis būna, tegu jis prisirpsta, o ne, niekada ne už ką. Jau Muzinas tai spogų maniakas, o kodėl tai pastatyti? Muzika tai sako, reikia pastatyti kėdės, nes aš išgriūsiu iš sofos, tipo, nes mačiutė sugalvoja tai pastatyti. Tai va, Muzinas jau matau gėlina pagal telefono padėtį. Kaip nefaina, kad reikia kitas atsirasti kažką. Nesusirasti, o mes tos žaidimus pagaliau jau. Tai padeda atsipalaiduoti. Padeda jam atsipalaiduoti. Nu, ar jūsų vyrai geimina, parašykit, nes maniškis tai geimina. Galvau, kad dabar jau su savo milijoniniu verslu, kad jis tai neturės kada, bet vis tiek jis turi kada. Muzinė, visiems labai rūpi, kur tu dirbi, kada tu atskleisi. Kaip žmona leis, tai aš jam neleidžiu atskleisti. Nu, jo. Jis pas mane toks atvira širdis, atvira lapis, jis viską atskleistų. O aš, kadangi jau milijoną kartų nudegus, tai nenoriu nieko atskleisti. Nu va, nežinau, ką čia jums parodyti. Ai, kadangi užsihaipinus išgėriau kavos, tai gal einu susitvarkysiu savo pagalių stalčiuką. Vaikai ten užsiėmė, gal mane trukdys svajonėse mano ir einu iš virtuvės, nes to aš norėsiu, kad čia noriu valgyti, tai dar galiu savo kavos puodą tokį didžiulį. Beje, šita kava, kur parsivežė iš savo klientų, jinai yra labai skani man. Tik tai, kad ją reikia malti. Man jinai patinka. Ir pradžiai, kai jin buvo sumalta, tai man nebuvo tokia skani. Kai mano mama sakė, jo, kad sumalus tai skaniau, šviežio, taip toliau. Man ne. Man, vat, ir kaip jin vadinosi dabar, tai dievulis te žino. Arba tavo klientai. Sakysi, žmonai patiko kava. Reikia žinot, kur. Šoka, ten jau jie kažką. Einam patikrinti. Mes remonto nepadarėm. Aš noriu savo kambarį. Negalima. Ei, kas čia vyksta? Šausi, skaičiuoju. Man ten yra reikalų. Gerai, bėgi greitai į kambarį. Čia atidaryti durų neįmanoma. Tu turėsi pralysti čia, jeigu norėsi išeiti. Arba mes tave pasodinsim į kalėjimą. Išėjau. Na ką, prisėdau prie savo stalčių. Manau, kad pradėsiu nuo šios stalčiaus ir jį tvarkysiu. Bet pradžiai prisiminiau, kad turiu dar gumelių ant savo grožio staliuko. Einam jas pasiimt. Čia turiu tokį indą, kuriame yra gumelės. Bet kažkaip pagalvau, kad aš iš čia jų neimu niekados, nes čia jau aš nesišukuoju, tai reikia šitą indą perstatyti kitur. Ir nežinau, ką įdėti, man jis labai gražus, man jį Anita padovanoja per kažkokį tai gimtadienį ar kažką. Tai jaukiai su jumis atsisėsiu, šią pusę nukreipsiu ir jame yra gumelės, bet kadangi jos neimtos, matot, kiek dulkių prikrito, net pagal ornamentą viso to dalyko. Tai manau, kad čia reikia skalbti.
Tu tortą ir pizzą jinai nori, gerai. O čia netgi odinė yra gumelė. O, dukrytė, čia labai daug dulkių. Neliesk, prašau, mama skalbs tas gumelės, gerai. Indas šiaip labai gražus, pažiūrėkit. Dukrytė, ne, prašau, eik su broliu tvarkytis, gerai? Bučka jums prisintė, žodžiu. Na tai va, tai šitos eis į skalbimo gumelės jau tikrai, nes aš jau po to nenešioju. Ir pradėsime čia tvarkytis. Čia šukas reikia sutvarkyti. Nu jau šukas tai čia, žinot, nestiprus reikalas. Ir pradėkim tuos butelius gal išstatinėti pradžiai, ko tik čia pas mane nėra, bet 150 000 vaškas iš Davinės naujieno. Aš taip ir nesupratau, ką su juo daryti. Gal kokiem vyram vaškuoti plaukus, nes kiek su merginom bandėm juo pasipurkšti, tai ne kažką priemonė. Nepirkit. Purškiamas sausas vaškas. Nežinau, nepirkit. Don't like. Tai parodau, kokį bardaką dabar turim. Ir toj parodysiu, kaip sutvarkiu. Na ką, stalčius be nesutvarkytas, dar žiūrėsim. Čia kažkokios gumelės įdėjau į tokią dėžutę, nes neturėjau į kur. Nu, tiesiog paprastas, kad nedulkėtų, nes kai šitas stalčius pas mane būna atviras, labai viskas dulka. Čia iš Tuniso parvežiau tokį indelį, nežinau, gal irgi kažkokios gumelės po to atsidurs. Čia susegregavau įvairius segtukus, ką būna man reikia panaudoti. Čia vat šukas guli, tokias plaukų vėlimų, ten irgi čia Olaplex tokį kit turiu, kurio niekaip nepanaudoju, ten prisegama odega iš balosios. Čia vat sausi kažkokie produktai. Mano volų purškalas, kurį, matote, jau naudoju šiek tiek pakelti šaknim. Lakai, sausas šampūnas, na ir čia guli mano bantai, čia toks juodas, ten po to iš Marimeit turiu raudoną, tokį, labai jau tokį puošną, tai čia padedu, kad gulėtų. Čia ant buteliuko užsimoviau tiesiog ant sauso šampūno gumelės, po to jų prisijungs, kai išskalbsiu anas. Iš tikrųjų turiu gan daug ir mūsų lankeliai, bet dar prisiminiau, kad reikia išpakuoti gumelių tokią siuntą iš Invisible ir nuspręsti, kurias palikti, o kurias ne. Mano Invisible gumelės slepiasi čia. Čia turbūt padovanosiu savo krikšto dukrytei, kuriai nors. Nu ir vat sudėsiu ką. Naudosim, ką ne. Manau, kad iš viso šito aš paliksiu muzytį va šitą va. Sau pasiliksiu 3 skaidrės gumelės, nors su jom nelabai ką susirišinėjau, bet tegu būna kažkokiam šukuosenom. Va tokias va gumelės, viduj ten yra va tokios spiruoklinės. Va šitas va pasiliksiu, gal ir muzytę, kada kokią užsidės, pažiūrėsim. Tai štai į šį indelį taip, čia iš viršaus gulės taip, kad neapdulkėtų. Ir stalčius bene jau sutvarkytas. Dabar seka šis. Na ir ką, šis mano stalčiukas sutvarkytas. Štai ten yra žnyplės tokios storesnės padėtos. Čia tiesintuvai žnyplės, kurias naudoju šukos. Kilimėlis, nes čia po to atsiduria, pavyzdžiui, karštas tiesintuvas. Aš tiesiog atjungiu čia prailgintuvą ir jie taip palieku, nes jis kaip ir nepajungtas tada. Čia džiovintuvas, veidrodėlis, kažkokie purškikliai, kuriuos naudoju būtinai, apsauga nuo karščio ir panašiai. Na ir čia su šitom šukom plačiom iššukuoju. Čia būna, kai darau šukuosinas, reikia iš galo kažkaip pasižiūrėti papildomai arčiau. Na ir kilimėlis nuo karščio tokia apsauga. Ir kaip pavaliau, va taip viskas būna. Šitą laikau pajungtą visada džiovintuvą, kad man greitai išsijėmus būtų. Na, dažniausiai ir tiesintuvas pajungtas, bet dabar norisi, kad tas stalčius būtų tvarkingas, bent jau kažkiek. Tai va, taip aš jį uždarau ir turiu. Reikės plaukų lako ar kažko, atsidarau antrą stalčių segtukai, va tokie va dalykai. Galėtų būti šitas, taip, arčiau šiek tiek. Gumelės. Va. O šitas vat ant grindų stafas keliauja plauti. Šitą pasidėsiu kažkur kitur, nes čia itin retas atvejs, kai aš jį išsiemu.
Na ką, gumytės išplautos, stalčiai sutvarkyti, aišku, užsikabliavau ten, apsitvarkiau dar kitus dalykus. Toks tvarkymosi penktadienio vakaras, užsiėmiau save pilnai, nebuvo kada galvoti apie maistą, dar pasiklausiau video apie tai, kodėl moteris virš 40 prasčiau leknėja negu jaunos, kame ten gali būti reikalas. Rusų kalbą žiūrėjau. Turiu svečią šiokį tokį. Berniukas čia geimina pas mus labai. O kodėl tu pas mus žaidėjau ne pas save? Galima, bet kodėl tau čia geriau? Nori kompanijos, man? Ką? Gal? Nu va. Tai su muziku leidžiam laiką, muzinas mygdo muzytę. Muzikas manęs prašo čia nupirkti jam kažkokių saldainių. Aš sakiau, kad sekėjas rašė, kad per daug jau pirkau saldainių. O jisai pradėjo sakyti ką? Nieko. Kad neklausyti tų sekėjų, kad jos nieko neišmano. Ką? Berniukas ar netiesa? Tai kad aš saldainių noriu. Bet tau per daug, mesgi daug labai perkam. Ne, bet aš noriu ant eglutės tokių pakabinti. Tu tokį lasdelį. Čia į Thomas Philips reikės. Čia labai daug darbo. Mes Estelos neimsime į Thomas Philips, nes jin ten nori visų nesąmonių. Įvairių minkštų žaislų, visko nesąmonių. Tu nebent vienas gali nueiti nupirkti, nes su sesė taip pat. Čia daug yra sesė. Nu jo, bet kas po to su jais bus, tu suvalgysi? Tai jo. Gerai. Nes kažkuriais metais aš išmečiau, žinok. Tokius šitos. Tai tik aš nesuvalgiau. Nes tu buvai mažas ir tau jie nepatiko. Tai va. Gerai atsiplovė tavo šitas nusidažymas. Gerai, kad sesės nenudažė. Bet biškį liko dar prie antakį. Ir ką? Nu va toks tas vakaras mūsų. Šiandien iškrovos diena atlaikyta puikiai. Nu, rytojaus dieną žiūrėsim, kas bus. Ir kas čia dar. Nu ir nieko. Nu, tikiuosi, jums patiko šis video. Ir spauskite laiką, būtinai prenumeruokit mane, kad man padidėtų sekėjų bent jau 1-2, nes tada žinosit, kada aš išleidžiu sekantį video. Na ir tiesiog mane palaikysit. Ir iki rytojaus tikiuosi.